Šiandien kviečiu tave skirti savo 10 minučių, kad meditacijos metu grįžtum į šią akimirką ir tiesiog pailsėtum. Ši meditacija yra mokomoji. Išbandysime kelias skirtingas meditacijos technikas ir pažiūrėsime, kaip geriau leisti tau kontroliuoti savo dėmesį. Pradžiai atsisėsk patogiai. Nugara turi būti tiesi, bet neįtempta. Laikysena taip pat tiesi. Gali įsivaizduoti, kad tau prie galvos yra pririštas ilgas siūlas, kuris be tavo pastangų laiko tavo galvą tiesą ir neleidžia jai nusvirti. Rankos ilsisi, judesiai lėti. Kai būsi pasiruošęs ar pasiruošusi, užmerk akis ir tiesiog atsirask šiame momente. Tebūnie ši akimirka vienintelis svarbus dalykas. Vienintelis dalykas, į kurį kreipi savo dėmesį. Tik čia ir dabar. Leisk mintims ir kūnui sulėtėti, nurimti. Nukreipk savo dėmesį į kvėpavimą. Įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą. Gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Taip dar kelis kartus. Nesistenk kvėpuoti teisingai. Tiesiog stebėk, kaip oras keliauja į tavo kūną ir kaip iš jo išeina. Pabūk taip trumpam, stebėdama savo kvėpavimą. Kaip? Ar pavyko kvėpavimo stebėjimas? Gali būti, jog tavo dėmesys vis nuklysdavo, vis pradėdavai apie kažką galvoti. Nesijaus blogai dėl to, nes tai natūralus dalykas. Vieną kartą girdėjau patarimą, kurį noriu papasakoti ir tau. Anot to patarimo, meditacijos metu reikėtų žiūrėti į savo mintis kaip į mažą šuniuką, kurį bandai ištreniruoti. Juk nepyktum ant to mažo šuniuko, kad jis neklauso, kad greitai nukrypsta jo dėmesys. Priešingai, galvotum, jis mažas, dar išmoks, tiesiog reikia laiko. Lygiai taip reikėtų galvoti ir apie savo dėmesį. Natūralu, kad jis nukrypsta, bet nėra ko dėl to pykti. Ištreniruosi jį. Na, o dabar išbandysime kiek kitokį meditacijos tipą. Pasinersime į kūno pojūčius, taip vadinamą kūno skenavimo meditaciją. Eisime per kūną, tarsi jį skenuodami, nuo viršaus žemyn. Nevertinsime to, ką jaučiame, negalvosime apie tai. Tikslas yra tik stebėti savo kūną ir jį jausti. Pradėkime nuo viršugalvio. Susikoncentruok į jį. Galbūt jauti lengvą dilgčiojimą, pulsavimą ant viršugalvio, o galbūt ne. Kad ir kaip bebūtų, tame nieko bloga. Tiesiog pajusk. Nuo viršugalvio iš lėto perkelk dėmesį į kaktą, veidą, žandikaulį. Leisk viskam atlaisvėti.
Su iškvėpimu atleisk įtampą. Dabar leidžiamės iki kaklo. Pajaučiame, ar jis įsitempęs, ar atsipalaidavęs. Tada sprandas. Gal kažkur yra įtampos? Tiesiog stebėk, ką jauti. Toliau pečiai. Ar jauti, kaip laikai kažką ant jų? Įkvėp giliai, o su iškvėpimu leisk savo pečiams nusileisti, atsipalaiduoti. Dabar perkelk dėmesį į rankas, per alkūnes, riešus, delnus. Jie galėjo visą dieną kažką laikyti. Dabar paleisk tai, kad ir ką jie laikė, atsipalaiduok. Keliauk prie krūtinės. Stebėk, kaip ji pakyla su kiekvienu įkvėpimu ir nusileidžia su iškvėpimu. Dabar nugara. Viršutinė nugaros dalis, apatinė. Čia dažnai kaupiasi įtampa. Pastebėk, ką jauti. Nesmerk ar nevertink savo jausmų. Tiesiog būk su jais. O dabar judam prie pilvo srities. Jis plečiasi su kiekvienu įkvėpimu ir vėl susitraukia. Įsiklausyk į tą tylų judėjimą. Dabar klubai. Pajus, kaip tavo kūnas liečiasi su kėde, lova ar grindimis. Leisk sau įsižeminti. Perkelk dėmesį į kojas. Šlaunis, kelius, blauzdas. Gal jauti sunkumą? Galiausiai čiurnos, pėdos, pirštai. Leisk jiems visiškai sušvelnėti. Nugrimsti į tylą, į lengvumą. Pabūk čia ir dabar, su visu savo kūnu. Nieko nedaryk, tik būk. Pastebėk, kaip jautiesi dabar. Gal širdis ramesnė, mintys lėtesnės. Meditacija tai ne pabėgimas, tai grįžimas į save. Kai gyvenimas tampa chaotiškas, kvėpavimas visada su tavimi. Tavo ramybės inkaras. Jeigu gali, praktikuok ją kasdien. Ne tik tada, kai sunku, bet ir kai viskas gerai, kad išliktų ramybė. O dabar švelniai grįžk į kambarį. Iš lėto pajudink pirštus, rankas, pėdas ir kai būsi pasiruošęs, atmerk akis. Tikiuosi, ši praktika padėjo tau prisiliesti prie savo kūno ir atsipalaiduoti.